pagal ką jūs vertinsite? Pirmiausia, tai savaime aišku, meninis lygis pirmiausia, kadangi visi kolektyvai bus susijęs su muzika, tai yra pirmiausia vertinsime profesionalumą. O visa kita, artistiškumas, visos kitos savybės, bendravimas su žmonėmis, taip toliau, visą kitą jau matysim. Savaime, aišku, viską bendrai sudėjus į krūvą ir bus talentas. Biški toksai laimingas jaučiuosi, bet iš tikrųjų biški pakilėtus iš tikrųjų. Tavo daina buvo apie meilę, tavo žodžiai kurti, ar pats išgyvenęs esi dramatišką meilę, ar kaip čia? Taip, čia būtent taip mane buvo palikusi panelė ir taip sugalvojau dainą sukurti. Ar ta mergina žino, kad jinai yra įamžinta dainoje, ar čia jie tiesiog... Žino, dar kaip. Ir kaip reaguoja? Jautriai. Tai gal susitaikėt po tos dainos, ar... Ir pagrindinis jos hobis yra dainavimas. Palikit ramybėje, taigi suminkit šią grupę. Markos ranką būtų. Kaip išdrįsot po tokios nesėkmės talentuose vėl pasirodyti? Ar norėjot save reabilituoti? Galvojom, nereikia nuleisti rankų, reikia toliau tiesiog. Taip. Nuomonė tokia buvo, kad reikia daryti kažką toliau. Tai sakėjom, be merginos buvo geriau. Jo, be merginos jam ir buvo geriau, nes ten klaidą padarėm tokį iš tikrųjų, o dabar tai normaliai. Dabar ištaisime. Tikėkime, kad kitas bus dar geriau, ne dabar buvo. Kas jūsų idealas Eminemas? Čia gal verta pasakyti. Patys savo idealas. Mes patys savo gal geri esame iš tikrųjų. Ne, šiaip Eminemas jo geras. Aš tik tai vieną galiu pasakyti, nelabai nusimanau to repo muzikai, bet vieną supratau, kad balsai sudera ir jūs vežat iš tikrųjų. Taip, kad važiuokit toliau. pasirinkot? Mes pasirinkom rašyti. O kaip jums patiems dainuoti? Na jo nedainuot žodžiu. Bet patiems smagu tai, kad daro? Geras užsiėmimas, tikiuosi ir ilgai čia. Tai jau dabar smagiau negu sėdėti prie kompiuterio, kaip sakė? Jo. Drąsiau. O nesinori taip kaip roką kokį žiūriumoti ar dar kažką tai? Ne, patinka iš tikrųjų, ką grojame. Lievas rokas. Dabar sakau 3-4 ir jūs galite pasilenkti. 3-4.
sceną norime pakviesti mūsų mažąjį Gretutę iš Šilutės, 12 metų. Aš prisimenu Gretą pernai metais, aš tikėjau ir po metų aš jaučiu, kad yra pažanga, todėl dar porą metų ir to paprasčiausiai reikės grupės kažkokios. Ja. Samanus atskrido meilės paukščiai ir pakinkite laiko vėją bandė glamonėt. Tave mane ir meilės rautus mes žengėme eilėraščius svaigia gatve. Visos bandžios skrenda tiesiai vyrakylišė, rašo ponai pasiruoš vėlius ir šakos neįsautos į kartu apsikabino. Vienas kitą, jie labai pabilo. Į kartu apsikabino. Tik čia viską iškilkit paskui.